Sveiki, prisijungę prie YouTube kanalo Pasauliškės. Šiandien kalbėsime tema Helovynas, švęsti katalikams, nešvęsti. Į šios klausimus atsakys teologijos mokslo daktaras Gabrielius Klimenka. Sveiki. Taigi turėsime tokį kaip ir prisistatymą, tavo domėjimus sritis, ką veikia gyvenime, kas tave domina. Tai mano tyrimų laukas apima visokiausius pseudomokslus, ezoteriką, jos santykis su krikščionybė, kaip krikščionys reaguoja į vienus ar kitus pasaulyje egzistuojančius keistus reiškinius, čia nuo paranormalių reiškinių ir baigiant visokiausiais keistais tikėjimais arba egzistuojančiam tradicijom, kurios galbūt nebūtinai turi bendrą ryšį kažkokį su pačia katalikų bažnyčia, bet katalikų praktikuojami. Įsivažiavime tokie blitz klausimai, tai jos kažkaip trumpai, kad neįsiplėst, vėliau jos praplėsime po vieną skirai. Tai gali būti taip ne tiesiog, arba jeigu nori kažkokį tai komentarą trumpą, gali pridėti. Ar Helovynas tavo manymai yra demoniška satanistinė šventė? Manau, kad tai yra tiesiog šventė. Antras klausimas, ar krikščionis katalikas gali švęsti Helovyną? Negali, nes tą dieną švenčiama reformacijos diena. Ir trečias būtų, ar manai, kad visų šventųjų šventė šiandieninėje kultūroje yra nustelbta Helovyno? Sprendžiant iš to, kaip mes važiuojame į kapines ir kokios ten eilės būna ir kamščiai, automobilių kamščiai, šventė tikrai nenuslopus ir vis dar vienokio ar kitokio būdu praktikuojama. Aišku, kalbant jau apie pačią visų šventųjų šventę, tada taip gali būti, aš netyrinėjau, negaliu pasakyti. Gerai, tada klausimas būtų, trumpai aptarkime, kokios šios šventės šaknės, iš kur jį kilusi, kokių asociacijų jį turi su krikščionybė ir galbūt dar pridėti, iš kur kilo pas pavadinimas Helovyno. Apie Helovyną. Tai pats Helovynas šiaip jau, kaip bebūtų paradoksalu dabartiniam kontekste, stebint, kas vyksta krikščioniškam pasauliui artėjant Helovynui, tai pats Helovynas realiai turi katalikiškas šaknis. Tai buvo visų šventųjų išvakarės ir pats Helovynas, aišku, užgimė Airijoje ir tuo metu ten vyko Samheino šventė, kol krikščionybės nebuvo pagoniška šventė Samheinas. Atėjo katalikai į tos kraštus, ten buvo irgi su mirusių minėjimų susijusi šventė, tai tiesiog natūralus įkultūrinimas gavosi, buvo šventė, sutapo datos, pasikeitė formatas ir tada jau, kai atsirado katalikiškumas toje šventėje, prasidėjo kažkokie panašus reiškiniai, kaip dabar vyksta. Tai ir persirengėlių vaikščiojimas ir taip pat saldumynų prašinėjimas, aišku, senoje būdavo, kad tu gauni kažkokį skanumyną iš žmogaus, tu už jį meldiesi, paskui buvo toks momentas. Vėliau pati ta šventė transformavosi, kaip ir, irgi paimkim bet kurią lietuvišką šventę, arba net mišes, mūsų katalikiškas, paimkim jos laikmačiam bėgant, transformuojasi, pavirsta į šiek tiek kitokius dalykus. Tai šiuo atveju buvo didžiausia transformacija įvyko, kada šventė persikėlė kartu su airiais emigrantais į Ameriką, į JAV. Tada įgavo tokį labiau komercializuotą pobūdį, ropę pakeitė moliūgas ir dabar matome moliūgus ištisai tokius. Pati prasmė irgi, nežinau, kiek ten keitėsi labai, bet išliko tie patys elementai. Tai čia svarbus momentas būtų, kad ta mirusių minėjimo šventė arba pas Helovynas, arba apskritai, jeigu paimtumėm bet kurią religiją senovės, kur yra tie tokie ribiniai, sakykime, anapusinio ir šio pasaulio susitikimo momentai, jie visą laiką turėdavo panašius bruožus. Tai reiškia, žmonės šėldavo tą dieną, tada persirengdavo dažnai, būdavo karnavalas tam tikras, daug triukšmo būdavo ir linksmybių, nes kai susitinka tos šventės, reikia išgąsdinti visokias piktasias dvasias ir tą matom Helovyno tokios, dabar ką mes matom, tokios liekanos tarsi yra. Tai bet čia irgi paimkim kitą šventę, sakykim, naujieji metai. Per naujusius metus mes ką darom? Šaudom saliutus. Tai visą laiką naujų metų šventės metu irgi keldavo žmonės triukšmą tam, kad išbaidytų demonus ir panašiai. Tai dabar mes šaudom saliutus ir niekam nekyla problemų dėl to, kad čia demonai kažkokie buvo baidami, taip tiesiog šaudom, nes taip įprasta. Tada kokį nors paimkim žolinės, pavyzdžiui, pas mumis nešasi žolynus, užsieniečiais pašneki, sako, kas čia per pagoniškos apeigos, o ne pas mumis, nes kitur neįprasta yra, tai čia vietinės tradicija tokia atsiranda. Bet jeigu paėmus apie patį Helovyną kaip tą pirminę prasme, tai iš tiesų tai
ta diena yra visų šventųjų išvakarės ir senovėje švęsdavo kažkokiu panašiu, netokį labai komercializuotų, gal netokį spalvingų, gal netokį makabriškų, kaip mes dabar matom Lietuvoje šitą vaizdą, kuris nelabai atitinka to, kas iš tiesų Helovynas yra. Bet buvo tie elementai. Ir dabar, jeigu mes sakome, kad čia su demonai susijęs šventė arba nekatalikiška, reiškia, mes nežinome savo istorijos ir tą istoriją nubraukiam tiesiog ir gyvenam kažkokiam keistam burbule, kuris netitinka realybės. Šiaip pagalvojau, man pačiam iš kur Helovynas vaikystėje rodė visus filmus apie raganas, apie, kad vaikai eina tų saldainių, nors mes Lietuvoje to nešvęsdom, tai nebuvo mūsų kaip ir, tai gal tas ir yra, gal skirtumas, ne, kad žmonės, kadangi nesigilina, o yra tas pažinimas Helovyną tiesiog per filmą, per kažkokį klipą, kad Amerikoje, o kaip smagu, Amerikoje taip daro ir mes taip darykim toks. Taip, čia yra šitas elementas, nes mes nebūdami šitos JAV kultūros dalimi, Helovyną dažniausiai pažįstame per filmus. Ir per filmus tai dažniausiai per siaubo filmus. Ir tada mes gauname ganėtinai iškreiptą vaizdą to paties šventimo. Iš kitos pusės, kai viena tradicija, egzistuojanti kokį nors šaly, persikelia į kitą šalį, kur nors, jinai tampa kseno tradicija tokia, tai reiškia svetima tradicija, kuri neturi vietinė aplinkoje, neturi savo tokios normalios terpės, ir tada jinai natūraliai išsikreipia. Ir sakykime, pavyzdžiui, aš jeigu nueinu į kokį nors Lietuvoje įkurtą Helovyno miestelį, tai yra išties makabriškas ir, nesakyčiau, kad labai malonus patyrimas toksai, nes eina kažkoks baisus klaunas, ten benzopjūklų kažkas ir tu supranti, kad mes nežinodami, kaip tas Helovynas atrodo Amerikoje, čia matome tokį, tikrai išsikreipusi vaizdą. Ir, sakykim, pavyzdžiui, ir kažkada teko skaityti vieną straipsnį, tai buvo bandoma padaryti, statistinį tyrimą, kokiais kostiumais rengiasi vaikai Amerikoje per Helovyną. Tai jeigu pas mumis greičiausiai daryti tokį tyrimą, tai būtų zombiai, ten pamėklės, kokios nors vampyrai, dar kažkas tai. Jo. O Amerikoje tai piratai. Piratai yra didžiausia, paskui antroje vietoje superherojai arba filmų herojai kokie nors. Ten zombiai, visi tie pamėklės nueina į antrąjį planą, to pakanka ten papuošimuose, būna skeletai, dar kažkas, bet vėlgi, kai tu žinai, kokia prasmė yra tų skeletų, tai vėlgi negali žvelgti tame kažkokio demonizmo ar dar kažko. Tai, pavyzdžiui, nesakim... Tai gal prie kostiumų mes dar prieisim, gal dar eikime iš eilės. Jeigu kalbant apie patį pavadinimą Helovyno, kaip jisai, nes yra tas toksai žmonės, kurie, kaip čia, Helovyną laiko tas satanistinė šventė, jie mato pavadinime, kad čia kažkoks hell yra, taip. Ar kažkas, ar to yra. Aš esu matęs tokį bandymą sakyti, kad angliškas žodis hello reiškia pragarą ir stasija netgi su demonizmu žmonės. Buvo tokių atvejų. Gerai, o kaip tu pats iššifruoji Helovyną? Teko skaityti straipsnį, dabar kaip ir suprantu, bet, aišku, jeigu tu norėsi, tai išgirsi žodį hell, galima daug. Kaip tu būtų pasakyti? Ar angliškai ar lietuviškai? Angliškai. Angliškai? Halloween. O iššifruoti žodį, jeigu? Hell and win? Ne visai taip. Taip. All Hallow Eve, tai reiškia visų šventųjų išvakarės, tai reiškia tai visų šventųjų vigilė. Ir jeigu paimkim bet kokią katalikišką šventę... All tai, pavyzdžiui, taip šiaip, po žodžiu, taip nėra. Taip, bet čia reikia suprasti, kad tai buvo senąja anglų kalba, plus transformavosi per laiką. Šitie dalykai, tai irgi ten paimkim tą patį aleliują, kur mes giedam ir paklausykime, kaip jį sako žydai, pavyzdžiui, tai du skirtingi žodžiai, arba kaip amerikonai, kaip sako haleliuja. Haleliuja sako, ne, buvo lietuviai, kai kurie protestantai persimė ir sakė haleliuja, haleliuja. Tai čia žodis transformuojasi, jis nuo laikmečio gali priklausyti, ir be to, kai jis kilęs yra iš senos kažkokios kalbos, pirminė jo reikšmė gali visiškai kitaip skambėti. Ir tai kalbant apie tas vigilijas, tai visos rimtos šventės katalikiškos turi vigiliją, net sekmadienis iš esmės irgi turi vigiliją, nes šeštadienį vakare eini į mišes, tu jau dalyvauji sekmadienio liturgijai.
Tai jau ir tas pavadinimas, kadangi rodo, kad tai visų šventųjų išvakarės, tai jau vien jo pakanka parodyti, kad tai yra katalikiškos šaknės kažkokios, nes, nežinau, ar kokia nors dar kita religija švenčia išvakarės vigilę ir netgi vigilė tai yra, tos pačios šventės dalis. Ten Kalėdos, pavyzdžiui, nepaimkim, yra kūčios, yra visų šitą Kalėdų vigilėje. O kaip taip gaunasi, kad krikščionybė taip paima tas šventes, kad ir jinai šaknis vis tiek yra pagoniškas, bet jie paima ir savo prisėma ir nemato tame, reiškia, tuo metu žmonės nematė, kad tenais kažkokia yra, baimė kažkokia, kad čia nereikia jos, pamatė, kad galima, susijęti, kad tai yra išvakarės einant prie vėlinių. Tai, vėlinės, pavyzdžiui, čia... Irgi žodis vėlinės? Tai ne katalikiškas, čia senas lietuviškas pagoniškas žodis, neturėtume vartoti. Juokauju. Šiaip krikščionybė, kaip ir irgi, paimkim bet kurią seną religiją, krikščionybė, kaip ir viena iš tokių religijų, kai ateina į kažkokį kraštą, jinai, reiškia, užima teritoriją, taip sakykime. Tai nėra, kad uzurpuoja viską, bet bažnyčia turi tokį nuostabų dalyką kaip įkultūrinimą šitų reiškinių vietinių, kažkokių tradicijų ir taip toliau. Tai, sakykime, Kalėdos tos pačios. Tai Kalėdų diena kažkada senai dar Romos laikais, Romos imperijos laikais buvo pasirinkta, nes tada tuo metu tai buvo Saturnalijos švenčiamos ir tiesiog buvo, jeigu neklystu, Saulės dievo šventė. Ir tiesiog krikščionybė pamatėm, tai galim tą dieną padaryti Kristaus gimimą, nes Kristus irgi kaip Saulė gaunasi, nes irgi, kai skaitom bažnyčios tėvus, tenai kalba apie Kristų kaip Saulę, Kristų kaip Helijo. Tai tiesiog tos šventės neeliminavo, tiesiog pakeitė savo šventę. Ir dabar Kalėdas švenčiam ir niekam neužkliūna, kad tai yra Saturnalijų diena, bet Helovynas buvo švenčiama, buvo kažkokia šventė tenai vietinė, atėjo katalikai, perėmė tą šventę, kažkokius jos elementus pasiliko, nes nemanė, kad prieštaroja katalikybei kaip tokiai. Ir dabar Helovynas kažkodėl kelia stresą mums, nes tai pagoniškas, Kalėdos ne. Tos pačios Velykos irgi, jeigu paėmus, tai pasinagrinėjus, tai ten taip, tokių pagoniškų elementų irgi galime įžvelgti, nes, pavyzdžiui, senosios religijos irgi vadovavosi šitais mėnulio kalendoriumi. Ir tada, norėdami mes ir jas galim pritemti, nors tai nuo seno egzistuojant tradicija pagal mėnulio kalendorių nustatyti datą Velykų. Ir šiaip faktiškai mes, kas jau mes, bet lietuviai, tai kadangi esam paskutinė, gero pagoniška tauta, kuri apsikrikštijo, tai mes tiek turim tų pagonybės elementų tokių išlikusių, bet vėlgi bažnyčia nemano, kad jie yra blogi kažkuo, tai ten tiesiog tai... Tai kultūros dalis kažkokia gaunasi. Taip, ir bažnyčia, jeigu tie dalykai kaip ir nėra ten prieštarantis katalikų bažnyčios mokymai ar tradicijai, ar ten šventojo rašto galų gale, tokiam kaip interpretavimui, tai tiesiog palieka tos dalykus. Ir ten, sakykime, buvo senos tradicijos, kad buvo kokia pagonių šventykla, perstatėm statulas, naudojom tą šventyklą savom reikmėm. Ir tiesiog, pavyzdžiui, lietuviški kryžiai, paimkim vėl tą patys. Tai daug kam užkliūna kelti šį kryžį, nes juos naudoja ten visokios neopagoniškos grupės, bet lietuviški kryžiai tai totaliai pagoniški. Mėnulis tenai, Saulė įdėta, tai tiesiog tai yra... Tada gaunasi dvigubų standartų toks taikymas savų, mes, čia viskas gražu, faina, sava, bet jeigu svetima, tai jau blogai. O ką manai, pavyzdžiui, kaip tik kitą temą apie tas kitas šventes, Helovynas ir užgavėnės? Kalbant apie tos žmonės, kurie įsibaimina tos šventės Helovyno, kalba apie tai, kad čia ta satanistinė galbūt kažkokia šventė, bet tie patys žmonės, atrodo, nieko nemato blogo paskui užgavėnėse, nors veiksmas yra daromas panašus. Ir ten vaikai eina prašyti saldainių. Ir ten kažkokiam kaukiam tai apdarais, rūbais rengiasi. Gal tik tais vienoj ten gali būti, kad, vis tiek, užgavėnėse ten labiau, aš bent jau įdavau, atsimenu vaikystę, visokiam, pats nusipiešęs kažkokią kaukę, kiti dar kažkas daro, pavyzdžiui, mačiau, kiek nuotraukų mokyklų mokiniai kaip daro, būna tikrai baisių kaukių. Būna gal net baisesnių už patį ten Helovyną esančių tų kaukių. Tai kaip čia gaunasi, kaip... Tas lietuvis žmogus, toksai, viena gali tą šventę pasakyti, čia satanistinė, čia nešvęskam, čia blogis, čia daug blogio, bet kitoje pusėje, viskas gerai, nors veiksmas daromas atrodo panašus. Tai čia tas sava ir svetima, kas svetima visą laiką daliai žmonių atrodys bloga. Ten, pavyzdžiui, irgi, kada
buvo Kalėdų senelis ir dabar vat, vaikai jau Santa Clausą, kurie pradeda. Nu, tada tėvai nervinas, nesvarbus, Kalėdų senelis neegzistuoja, bet Santa Clauso nepriimsim, o vat, Kalėdų senelis viskas tvarko. Bet čia vėlgi toks gaunasi paradoksas, nes Santa Clausas pavadinimas kyla nuo San Nikolė, tai yra Šventas Mikalojus. Ir netgi užsienį, jeigu pažiūrime, ten kaip vyskupas atrodo tas Kalėdų senelis, pas mumis išlaikom tokį pagonišką elementą, Kalėdų senelis. Kad nieko bendro su Šventuoju Mikalojumi nebūtų. Dabar irgi užgavėnės gaunasi sava šventė ir tada toks kaip įsijungia tolerancijos elementas. Nors, pavyzdžiui, pažiūrėjus, tai fenomenologinė prasme, tai jo abi dvi šventės yra identiškos. Vienoje prašo saldumynų, kitoje prašo blynų. Tai, vienoje, ir to. Gal dabar Lietuvoje taip jau pradeda ir tą saldinį per užgavėnės prašyti. Anksčiau, kai buvau aš mažesnis, tai mes blynų prašydavome. Tai dabar kitas elementas, ten persirengimai vyksta karnavalas ir ten karnavalas. Ten, ir vienur ir kitur ten patys darosi, perkasi žmonės įvairiai, bet personažai, Lietuvoje mes, kur Helovyną turim, kaip sakiau, tenai visokie zombiai, pamėklės ir taip toliau, užsienį pasižiūrim, piratai. Tai net vienas mokslininkas yra padaręs tokį humoristinį pristatymą apie sąmokslo teorijas, kaip veikia. Pavyzdžiui, sako, dėl globalaus atšilimo yra kalti piratai. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, sako, prieš Helovyną jų ten daugėja ir būna šiltas oras, ir dingsta piratai ir tada šaltas oras pasidaro iš karto. Tai visi su Helovynu susiję. Tai gerai, tai JAV, ten piratai ir taip toliau, pas mumis čia kažkoks kitas vaizdas, bet paimkim užgavėnių kaukės. Tai yra, nežinau, tai yra baisu iš tikrųjų. Ir tai, kad vieniems anas užkliūna, šitas ne, tai man labai keista yra. Pažiūrėkime, kokie personažai yra lietuvių mūsų švenčiamoji užgavėnių šventėj. Tai velniai, raganos, tas pats Helovynas gaunasi, kurį bando čia visi pristatinėti kaip baisų. Tada kaunasi dvi pagonių dievybės - kanapinis ir lašininis. Jeigu vienas pralaimės, tada bus žiema ilgai užsitęs, jeigu kitas pralaimės, tada greičiau ateis vasara. Ir dar šaukiam žiemą. Užkeikimą šaukiam. Ir kažkokia tokia lytis, bandom daryti tą maginį veiksmą, vos negaunasi. Taip, mes šaukiam užkeikimą, žiemą bėk iš kiemo ir tada dar atliekam auką pagoniškiam dievams, deginami morę. Tai dar čia gal net baisiau, ne? Taip, šiaip jeigu, grinai, tai ką aš girdžiu kalbant apie Helovyną ir to paprastai neišgirsti apie užgavėnes, tai užgavėnės yra daug makabriškesnės ir baisesnės ir jokio ryšio su krikščionybė kaip tokia neturi. Taip, ten kažkokie elementai atsiranda ir čia paradoksas, nes gaunasi, kad Helovynas turi katalikiškas šaknis ir ten neseniai tik tais buvo komercializuotas. Taip galų galia kaip ir tas Šventas Mikalojus, Coca-Colos pramoniai gali būti dėkingi, nes... Kur reklama, kur fūra važiuoja didžiulė. Taip, būtent tą Švento Mikalojaus įvaizdį, kurį mes turime dabar, tai čia yra Coca-Colos sugalvotas, tas stambus vyriškis su diržu, ten batais raudonais apsirengęs visas, tai čia Coca-Colos įvaizdis iki tol, kai kuriuose šalyse, kaip sakiau, išlikęs, jisai primena vyskupą, nes Šventas Mikalojus buvo vyskupas ir va čia vyskupas vaikštinėdavo ir dalindavo. Bet ir pas mus dar yra parduotuvėse, kur tos lazdos yra vyskupo. Pastoralas. Žmonės nepastebi, bet ten yra taip. Ir sakau, čia toks išsikreipia truputėlį, tai Helovynas turi tą katalikišką elementą, galbūt jau užsislėpusi, kaip ir Kalėdų seneliai, jis užsislėpęs, bet užgavėnės neturi, ir ten yra trūpagonybė tokia, gaunasi. Ir man paradoksas, kad katalikams Lietuvoje šitas užgavėnės neužkliūna niekaip, aš negirdėjau bent jau tokių pasisakymų, o va tenai užkliūna. Paradoksas, man keista. O tai kalbant apie patį veiksmą, ar pats persirengimas kažkuo personažų įsivaizduojamu, nerealiu personažu, ar pats veiksmas ir prašymas saldainių, ar čia... Aš irgi bandau, su mokiniais, kai kalbamės apie Helovyną, mokytojų klausia, ar galima švęsti. Aš nematau pavojaus persirengti kažkuo, aišku, dar pakalbėsime persirengimą ir kad tu gali persirengti kažkuo pozityviu, kaip ir Amerikai daro superherojai. Ir pas mus daro, taip pačiai būna tokiu atveju, bet vis tiek traktuojama pas mus labiau, kad kažkokį tą blogį. Tai aš sakau, kad veiksmas, kaip pats veiksmas daromas, jame nieko blogo. Paprašyti saldainių, ateiti namus,
Tai čia gal šiek tiek paminiu irgi apie tai, kad tas gąsdinimas, ypač šiandieniniai tokiai visuomeniai, kur yra įtampa, stresas, tas gąsdinimas gal ne visiems tinka, toks, kad ateiti vaikai ten už kampo paslėpę, ten išgąsdins, gali ir vyresnį žmogų ten per daug išgąsdinti. Kaip tu manai? Pats persirengimas religiniam kontekste yra kasdienis reikalas, nes irgi jeigu žiūrėt tokį antropologinį kontekstą, labiau gal religijos, ne, kiekvienoje religijoje yra ritualinis persirengimas. Ir vienose jis labiau akcentuojamas, kitose mažiau. Ir sakykime, jeigu paimkim kokį nors ten senovės random religiją, šventikas persirengia kokį nors protėvių lokių ir visi sako, čia yra protėvis lokys ir su juo bendrauja ir jo pasikeičia paties maniera kalbėjimo, pasikeičia bendravimo būdas, jis gal urzgia ten ar dar kažkaip. Galų galia, jeigu kažkam teko vaidinti kalėdų senelį, tai irgi tu negali persirinkti kalėdų seneliu ir kalbėti tuo pačiu balsu. Tu, ten kažkaip balsą pakeitė. Ne? Dabar paimkime tą pačią krikščionybę. Kunigas apsivelka liturginius rūbus, jisai, kuo jis tampa, jis veikia in persona Kristi, tai reiškia, jisai tampa Kristumi tą akimirką. Ne? Ir jeigu tenka su kunigais daugiau pabendrauti, aš pats pastebiu šitą dalyką, kad dažnam kunigai būna, jis bendrauja su tam, apsivelka, tik tais jau tos apsivelka liturginius rūbus, viskas, jo kalbėjimo maniera pasikeičia, nes jisai priėmė kitą vaidmenį. Ir tas persirengimas, jisai pats, liturginiam kontekste, kažkam ritualiniam kontekste, jisai, sakyčiau, yra visiškai normalus reiškinys. Jeigu tai yra kokia nors desakralizuota aplinka, persirengimas, tai yra žaidybinis elementas. Tai jeigu mes persirengimą laikome kažkuo negatyviu, tada visus aktorius reikėtų jau siųsti iš karto į pragarą. Tarp kitko, labai įdomus faktas. Pirmaisiais amžiais krikščionys pasisakė prieš aktorystę kaip profesiją ir buvo toks kaip, krikščioniui nederėtų aktorium būti, nes jie meluoja aktoriai, jie apsimeta kažko kito. Ne? Tada buvo irgi toks klausimas pirmaisiais amžiais svarstomas. Čia greta kekšių visokiausių, tenai vagių ir taip toliau. Viena iš tokių pavojingų profesijų, kaip ir buvo aktoriai. Dabar jeigu krikščionis irgi sako, persirengimas blogai, bet jisai žiūri filmus, reiškia, jisai turėtų netaikyti dvigubų standartų vėlgi, toks mes į platesnius tokius vandenis truputėlį išplaukiam. Toksai yra renginys, dabar nežinau, šiaip nesumatęs, bet kalbėjau su kolegė darbė, kad Megoje, aš kiek googlinau, vakar žiūrėjau, yra 17 metų, 18 metų irgi yra, vyksta konkursas, kad vaikas, yra konkursas, kas laimės baisiausio kostiumo, tą prizą, kas turės baisiausią kostiumą, aišku, tą kostiumą jau ten tikriausiai tėvai, ar ten kažkas iš giminių padeda pasidaryti, pats vaikas nepasidarys tenais. Ir va čia klausimas buvo tos kolegės, kad tai kaip vertinti, pavyzdžiui, kai tėvai mato savo vaiką, laimėjo, pasakė, praeitais metais esi tikriausiai galbūt matęs, kai yra peilis galvoje, ar kirvis įkerstas, aš ten būna tas lankelis, bet pats vaizdas, kai tėvai mato savo vaiką, čia tas ir dirbtinis kraujas padarytas, kažkoks apipieštas, tą patį vaizdą matyti, tėvams matyti savo vaiką tokį, to kirvių galvoje, ar čia matai kažkokį tokį, nekalbant apie kažkokį čia, apie nei magiją, nei ką, bet tiesiog to tokį, tėvai ragina savo vaikus apsirengti kuo baisiau, kad jie kaip atrodytų kuo baisiau ir laimėtų konkursą. Ar čia matai kažkokį žmonių tokį kultūrinį dalyką? Iš vienos pusės, ką reiškia baisus, jeigu, pavyzdžiui, mama prasta siuvėja, tai tikrai tas kostiumas bus baisus, bet iš kitos pusės, ką vaikas patiria ir ten, ką tėvai vertina, aš nesimčiau vertinti šitą dalyką, nes nesu psichologijos specialistas. Ir čia, grinai, reikėtų kažkokio psichologo, kuris tyrinėja šitą sritį. Dabar, ką besakysiu, tai bus mano sofistiniai kažkokie pasvarstymai. Šiaip gal aš labiau tada pasakysiu apie patį gąsdinimą kaip tokį ir ko mes netekę esame ir kas būdavo anksčiau. Tai senovėje visiškai buvo normalu vaikams pasakoti vadinamasias šiurpes. Tai yra šiurpus pasakojimai su vaiduokliais ten ir panašiai. Kai aš buvau mažesnis, visiškai normalu buvo žiūrėti siaubo filmą, vienas kitą išgąsdinti kažkaip ir kažkaip mes užaugom ir normalų žmonės patapom. Dabartiniai vaikai yra saugomi tokių dalykų, purifikuojamos pasakos, pavyzdžiui, ten
vaikystės mano pasaka, ne viena, pavyzdžiui, kad Sigutė ten, kur ragana padaro spastus, neįkrenta ten į pelę, į tą žarijas dega tą raganą. Nu, tai buvo tokios pasakos pas mus, ne, tai realiai siaubekas palyginus su dabartiniam pasakom. Ir dabartinės pasakos jau išimtų tos elementus ir ten jau ragana kristų ne į žarijas, o tiesiog parvirstų, užsigautų truputėlį, ne. Ir tada tiek tenka skaityti literatūrą apie visokiausius siaubo filmus ir panašiai, tai nekartą esu sutikęs tokį dalyką, kad žmonės žiūrintys siaubo filmus, jie paprastai dalį savo visokiausių psichologinių baimių ir vidinių procesų per tą filmo žiūrėjimą eliminuoja. Ir, pavyzdžiui, jeigu įmant tas senasias šiurpės visokias, kur buvo, tai šiurpės suteikdavo žmonėm galimybę susidoroti su egzistenciniu mirties nerimu ir baime. Tai dabar, kadangi išimam tą mirties tokią temą, padarom tabu, ir išimam ją iš apyvartos, vaikai jie nesugeba susitaikyti su mirties faktu. Ir paskui, kada jau užauga, sakykime, jau ten jau 25 kokie metais, tai pirmoji mirties patirtis tokia. Ir tada ką reiškia, žmogus neturėjo treniruotės, kurias mes turėjom žiūrėdami siaubekus arba ten gazdindami vienas kitą arba tas šiurpes pasakas skaitydami, mes užsigrūdinę jau esam. Ir jeigu ten netekom artimojo kažkokio žmogaus, mes greičiausiai turėsime daugiau šansų atsilaikyti ir nepalūžti. Žmogus, kuris pirmą kartą susiduria su mirties faktu ir baime, bet būdamas jau brandus, jis greičiausiai palūš ir turėsime daug tokių lengvai palaužiamų žmonių. Ir, sakykime, pavyzdžiui, irgi mes, aišku, kai augom, tai buvo sunkus laikai, ten sovietmetis, jei pabaiga, deficitas, nieko neturim, mediniai žaislai, taip sakant, statybose žaisdavom ten, ko dabar irgi neįmanoma būtų. Ir mes užsigrūdinom, ir kas yra, ne kad sunkus laikai paprastai formuoja stipresnius žmonės, kai lengvi laikai jas formuoja silpnus žmonės. Ir paskui kažkada vėl įvyksta kolapsas kažkoks ir vėl ateina sunkus laikai. Tai, žodžiu, dabar neturėtume apsiprasti ir perdėtai, nežinau, ar čia verta bijoti ten tų siaubekų kažkokių arba tenai persirengimo, gąsdinimo. O yra kažkoks kitas užsigrūdinimo būdas, kad, pavyzdžiui, ne siaubo filmus žiūrint, o, nežinau, kažkas kaip kažkokių idėjų. Tai aišku, yra tų būdų, ne, ta prasme, kiekviena netektis mumis grūdina. Ten, pavyzdžiui, kaip aš kartais juokauju, kokia yra žiurkėnų, chamekų vadinamų paskirtis. Metus laiko gyvena. Jo, vaikus supažindinti su staigia netikėta mirtim dėl nenatūralių priežasčių, nes aš kiek pažįstamų turiu, tai vienas tai sakė, kad žiurkėnas pas jo savo mirtim mirė. Tai yra tos netektis, jos vis tiek kažkaip tai užgrūdina ir jeigu jos mažos pradžioje yra, tai tu tokiu užsaugini šarvą šito klausimu. Ir, aišku, jeigu iš karto labai didelė netektis, tai ten bet kurį greičiausiai palauž žmogų, bet tokie dalykai, jie užgrūdina. Galų gale, netgi paimkim dabar išgyvenimo sritį, nes irgi sukuosi prie tos srities, tai irgi susiduriam su tokiu dalyku, kad, pavyzdžiui, jeigu yra vyresni žmonės, dalyvauja ten, kurie, sakykime, yra 60-mečiai tokie, iš kaimo kokio nors, tu su jais kalbi ir pasakai, kad reikalo esant, pavyzdžiui, nukirstant vištą ir ją suvalgyti, jam normalu, nukirščiau galvą ir suvalgyčiau. Nes jisai augęs, jis ant to pripratęs tą daryti. Su jaunimu šneki ir pasakai, kad nužudyti gyvūną, atimti jam gyvybę ir paskui suvalgyti, tai yra baisu, viskas, tai yra sukyla viskas, kaip taip įmanoma. Ne? Ir tada gaunasi, mes susilpninam save, nes mes esam plėšrūnai savo prigimtim, valgom mėsą, ir jeigu būtų kažkokia, nežinau, ten ekstremali situacija, kur nėra maisto ir tada mūsų pusė mirtų dėl to, kad negali, neįsivaizduoja, kad galima taip pasigaminti maistą. Gal nežinau, teko matyti eksperimentas, netgi buvo daromas kaip restoraną, ateina žmonės į restoraną, normaliai atsėda, įsirenka ką valgys, atneša meniu, įsirenka tenais, ten kažkokia kiaulieną, ten jautiną, ką. Tada skerdžia paršiuką. Ir tada prieš pat žmonės atsiveda tą gyvulį, gyvą, ir to jis žudys, ir kaip reaguoja žmonės. Tai atsakymas aiškus, kad tie žmonės visi bijo ir tada... Taip, bet čia, sakau, čia yra kompleksas visokiausių dalykų, čia tiesiog kalbu apie galimybės įvairias, kaip ten mes užsigrūdinam per gyvenimą. Aš nesakau, kad čia reikia dabar eiti visus ten vesti ir mokinti, ten galabyti vištas kokias nors. Tiesiog kalbu, kad
kažkada mes tą darėm, viską turėjom ir tai buvo natūralu. Pasikeitė laikai, tai natūralu pasikeičia laikai, kitokios sampratos atsiranda ir čia nėra blogai. Kad pačiu faktu būtų blogai. Taip nėra. Tiesiog kiti laikai, kitokios galimybės, dabar irgi to maisto pertekė visi esam, tai kaip ir nėra to, bet turime turėti omeny, kad laikai sunkus, bet kada gali ateiti. Ten Astravas sprogs, čia pusė Lietuvos bus užkrėsta, turėsim kažkaip išgyventi, jeigu tu nesi prisitaikęs, nesi užgrūdintas visokių gyvenimo įvykių, tai gali būti, kad bus labai sunku žmogui. Tai užbaigsime paskutinį klausimą šitą pirmąją dalį. Kokias alternatyvos, kalbant apie kostiumus? Nes vis tiek, kiek teko ir domėtis, ir matyti, ir galima internete pasižiūrėti, yra, kas ar mokytojai paragina, ar tėvai aprengia, nes yra viena drausti, neleis savo vaikų švęsti Helovyną, neprašys saldainių, tokį kaip į saugią vietą, kaip ir vaiką savo laikyti saugioje vietoje, bet kitas būdas yra, ar yra alternatyvų kažkaip ateiti tą šventę su krikščioniška mintim, apsirengti vienuolę, kažkas popiežiaus drabužius nusipirka, aš nežinau, kiek čia legalu šitą dalyką daryti, ir vietoj to, kad kažką gąsdinti, gal kažką kitą galima daryti. Aš nežinau, ar tos alternatyvos reikia iš tikrųjų, nes, kaip kalbėjome, kad Helovynas savo šaknimis katalikiška šventė, o visa polemika, kuri vyksta apie Helovyną, iš esmės ateina iš protestantizmo laikų, pačios reformacijos laikų, kai bandoma buvo tiek Airijoje, tiek Amerikoje, JAV, bandoma buvo atimti, sakykime, iš katalikų įtakos sferas ir tada buvo paskelbta, kad katalikai naudoja nebiblinius ir pagoniškus elementus savo religijai, pavyzdžiui, tiki skaistykla, meldžiasi už mirusius ir panašiai. Tai buvo pakabinta ant Helovyno, tos šventės, ir tada pradėta skleisti žinutė, kad tai yra pagoniška šventė. Ir tada iš pradžių tik pas protestantus buvo toks tikėjimas, katalikai normaliai šventė, paskiau perėjo pas katalikus, grupės, kurios nelabai galbūt buvo pasigilinusios į katalikišką sampratą to Helovyno, arba ten jau buvo pamiršta ta samprata, tiesiog pradėjo kartoti aklaiva šitus dalykus ir gaunasi, kad dabar visas pasipriešinimas prieš Helovyną yra pastatytas ant kažkada seniai sugalvotų protestantiškų mitų. Tai dabar klausimas, ar tikrai tos alternatyvos reikia. Taip, aš girdžiu laiks nuo laiko, ten matau irgi Facebook'e prasprūsta, kad o gal padarykime kokią nors šviesų šventę tenai, pavyzdžiui, aprenkime vaikus angelais, ten šventaisiais ir panašiai. Taip, gražu, bet ar tai keičia esmę? Nes ten karnavalas, čia karnavalas, tenai visų šventų išvakarės ir čia šventų išvakarės. Gerai, nuėmėm ten vienus numirėlius, kitus pridėjom mane, nes tie visi šventieji mirė ir tai jeigu, tai mano manimu, jeigu kaip fenomeną žiūrėt, tai ar tu tais persenings ir tais persenings, tai šventės esmės nepakeičia. Ne? Tai ar reikia keisti? Nemanau. Ta prasme, tiesiog, jeigu žmonėms patinka, tegul švenčia, juo labiau. Dabar yra pasaulis globalizuojasi. Kuo jis labiau globalizuojasi, tos šventės eina iš vieno krašto į kitą ir galų gale Lietuvoje daugėja, pavyzdžiui, kitų religijos atstovų, pavyzdžiui, musulmonų. Iš tų sitkų daugėja. Ne? Ir ta prasme, tai jeigu anksčiau, pavyzdžiui, kai buvau vaikas, Hanukos niekas nešvesdavo tokios. Ir aš atsimenu, kai man buvo kokių 18 gal metų, aš pirmą kartą pamačiau, kaip žydai švenčia Hanuką, viešai išsistato menorą, ten uždeginėja apeigas, atlieka. Man buvo gražu tada. Aš žiūrėjau, tikrai neįprastas dalykas, labai smagu buvo, kad kažkokia naujovė atsiranda. Ir dabar, kai maišosi pasaulis, atvažiuoja pas mus įvairių religijų atstovai, tai praeis 10 metų mes visi turėsime gerbti tuos, kurie švenčia Ramadaną ir atsiras Ramadano priešininkų, tada, kad čia lietuviškas kraštas neturi būti musulmonai ir panašiai. Bet pasaulis maišosi, kuo daugiau jisai maišysis, tuo daugiau tokių keistų švenčių atsiras, apie kurių egzistavimą mes dar kol kas net neįtariam. Ir tada, jeigu mes ten viską atmetinėsime, tai turėsime daug problemų. Tai tiesiog, mano manymu, ne alternatyvos ieškoti, o kažkaip padaryti, kad ta šventė būtų kuo artimesnė tam, kas yra jos kraštuose. Nes, kaip sakiau, čia pas mus makabriškas kažkoks šėlsmas yra, kuris nelabai ką turi bendro su tuo, kas vyksta JAV. Ir tada bandyti tą realų pavidalą suteikti tai šventė, kuri yra mūsų kraštuose. Alternatyvos, gražu gal kažkam paina, kažkam smagu.
Mano manimu, tai yra tiesiog kitos šventės kūrimas ant tos pačios platformos, nieko nekeičiant iš esmės. Tai pradėsim antrąją dalį, po pirmosios tokį supratimą, tai pradedu tokį gauti, kad racionalumo reikia, ne, visam šitam tokiam pažinimui, kas yra per dalykas, suprasti, negu gaudyti, kas kultūros yra primetama tiesiog, arba įmant informaciją tiesiog užtenka TikToko, ar filmais, ar YouTube'ai, matau kažkoks garsus ten influenceris tą daro, ir aš taip darysiu, bet kodėl tą aš darau, ką tai man duoda ir ką tai reiškia, gal net nepamąstau kartais. Nežinau, ar turėtum ar ne, kokius kelis dalykus, metodus, kaip kritinį mąstymą savo lavinti, atpažįstant kažkokius tokius kultūrinius dalykus. Tai tiesiog yra paprasti pratimai, kuriuos tu gali daryti kasdieną. Skaityti, pavyzdžiui, skaityti rimtą literatūrą, ne tik kokius romanus, arba bent jau apskritai skaityti, nes kiek pastebiu, žmonės, jeigu reikia perskaityti vieną knygą per 3 mėnesius, jiems jau stresą kelia, nes sako, nespėjau ir panašiai. Aš pats skaitau kiekvieną dieną ir daug įvairios literatūros skaitau ir gaunasi, kad per metus maždaug apie 100 knygų perskaitai. Ir tada tu, kai skaitai tą literatūrą, matai, kaip analizuoja autoriai tekstus, probleminius klausimus, tu iš jų mokaisi. Tada kitas dalykas, reikia ne tik skaityti, nes tu lavini tik vieną dalį, tada reikia mokėti reflektuoti. Tai tą, ką perskaitai, ką išgirdai, tada reiškia, turi kažkaip tai, sakykime, įpoperinti kažkaip, ar parašyti, pavyzdžiui, kažkokį tekstą, arba diskutuoti su kažkuo apie kitus dalykus, kelti argumentus ir panašiai. Taip pat reikėtų gebėti atpažinti argumentavimo klaidas. Ir čia yra atskira tema, galbūt tai yra tam tikros argumentavimo klaidos, kuriomis mes apgaudinėjom save. Pavyzdžiui, sakykime, paprasta argumentavimo klaida, dažnai gydomas teiginys. Milijonai žmonių tiki Dievu, vadinasi, jis turi egzistuoti. Kaip ir atrodo logiškas sakinys, taip, milijonai žmonių tiki, reiškia, jie negali visi klysti, bet taip pat milijonai žmonių tiki ir kad Čupakabra ir Afteiviai egzistuoja ir ten panašiai kiti dalykai, kurie, kaip žinom, nėra jų. Ir makaronų dievas, kurie ateis iš ten. Tai sakau, jeigu mes negebam atpažinti argumentavimo klaidų, tai mes dažnai deklaratyvius teiginius sakome ir šalies žmogus kritiškesnio mąstymo mūsų rimtai nebevertina. Ir iš kitos pusės mes labai dažnai save apgauname, jeigu negebam atpažinti. Bet čia sakau, čia yra puokštė visokiausių įgūdžių ir treniruočių, savęs treniravimo nebūdų, kurie ilgainiui tau padeda išmokti vertinti viską kritiškai. Pavyzdžiui, negi bažnyčia, kaip irgi sako, kad tikėjimas turi būti nuolat kvestionuojamas. Tai reiškia, tu negali vieną kartą patikėjau kažkaip ir viskas. Tu nuolat kelt klausimus turi. Ir pavyzdžiui, irgi, kaip juokaudom studijose, kad pastoracinė teologija daug šimtmečių mokė, pastoracinė teologija daug šimtmečių bandė žmonėms pateikti atsakymus. Į ką, nes klausimų tai nekėlė jie. Tai dabar pastoracinės teologijos užduotis, kad žmonės sugebėtų išmokti kelti klausimus ir tada jau ieškoti patys atsakymų. Tai reiškia, man yra kažkokia neaiški tikėjimo dalis, kyla abejonės, aš turiu mokėti kelti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai tu kiekvienas tikintysis realiai turi būti toks nedidelis mažas mokslininkas, kuris išsikelia hipotezę ir tada bando ją arba patvirtinti, arba paneigti su racionaliai apsvarstytais duomenimis. Nes kito kelio nėra, nes jeigu to nedarai, tai tiesiog tu esi arba plaukiantis pasroviui, jeigu yra kažkokie pasaulėžiūriniai koncepciniai dalykai, tai tu tiesiog kartoji kitų klišes, jų neapsvarstęs ir tada, jeigu kritinė masė tokių žmonių atsiranda, turime problemą. Jeigu tu nuolat dirbi su savim, su visą gaunamą informaciją, tada tu įgyji atsparumą visokiam pseudomokslam, prietaram, dezinformacijai, propagandai ir kitiem dalykam. Tai tiesiog, kiekvienas tą turėtų mokėti daryti ir šiaip universitetinės studijos tą turėtų išmokyti. Ne visą laiką tą pavyksta padaryti, bet turėtų. Vėl 3 blitz klausimai, irgi trumpai. Ar manai, kad magija egzistuoja? Raganos iš tiesų gali daryti užkeikimus, satanistai, spiritualistai, tenais bendrausios dvasiomis, ar kažkokį tą daryti, tą tokį maginį poveikį? Aš manau, kad magija yra prietaras ir jisai veikia nebent tik tais tiek, kiek tu pats suteiki jam
galių. Jeigu tu tiki, kad tie prietarai veikia, reiškia, tu esi to maginio mąstymo atstovas. Ir man patiko, neatsimenu, kurio popiežiaus čia inkvizicijos laikų, ar Urbanas III, ar kuris ten buvo labai gerai pasakęs, kas man viską sustatė į vietas kažkada. Ten tuo metu buvo daug inkvizicijos, tokių bandymų tas raganas ieškoti. Ir jis sako, tikėjimas raganomis ir jų realių poveikių yra prietaras. Todėl reikėtų domėtis tais, kurie teigia matę raganą, o ne pačiomis raganomis. Nes tie žmonės tiki prietarais. Reiškia, jie daro nuodėmę ir jie iškreipia katalikišką tikėjimą. Įdomus dalykas, čia vis tiek antra dalis tokia, kalbėjimas vakar su vienu studentu Katalikų teologijos fakulteto ir būtent prašė paklausti klausimo, kuris popiežius, nes jisai bandė ieškoti ir sako, aš nerandu vis, o vadėstyjas pasakė, bet aš 100% nesu įstikinęs, reikėtų man pasitikslinti. Aš vakar googlinau, šiaip aišku, tas, kadangi toks laikos tokos, dabar greičiausiai paieškoti per ChatGPT. Tai šiaip kaip konkrečiai mintį, kaip ir nelabai rado, bet tokį vieną teologą 16 amžiaus rado, kuris būtent tą pačią mintį ir buvo pasakęs. O kad popiežiai paskui ten Pijus ar 11 ar 12 paskui kartoja kažką panašaus, bet jis ne konkrečiai tą mintį. Bet jo, čia gali būti, aš sakau, nes aš turiu baisę problemą su vardais pavardėm ir gali būti, kad netikslų popiežiui vardinu, bet buvo vienas geras veikalas, irgi autorius dabar neatsimenu, čia dar praeitam amžiuje padarytas vieno kunigo apie raganavimą, inkviziciją ir kitus dalykus, toks fundamentalus veikalas. Būtent jame aš ir skaičiau šitą dalyką, jis ten apžvelgia viską, kaip vystėsi požiūris į raganas ir panašiai, tai irgi labai įdomu, kad tas modernus požiūris, kurį mes dabar turime, kad tas katalikus į raganavimą, jisai realiai išplaukia iš liūdnai pagarsėjusio veikalo Malėjus Maleficarum. Tai yra inkvizitorių vadovėlio Raganų kūjis, kuris buvo išleistas Insistorijos Sprengerio ir buvo paskiau uždraustas, bet nelegaliai buvo perleidžiamas. Taip, jisai tarsi bandė atspindėti katalikų bažnyčios mokymą ir požiūrį į raganavimą bei priežasčių ieškoti, bet nepasiteisino, nes ten gavosi to laikmečio pseudomokslas, nepaisant to, kaip sakau, jį naudojo inkvizitoriai, bet iš jo tos visos idėjos apie raganavimą, raganų poveikį ir panašius dalykus perėjo paskiau į bažnyčios, nemokymą, nenoriu sakyti, kad mokymas tai yra tiesiog į pasaulėžiūrą ir tai, ką mes dabar kalbame apie raganystės ir panašius dalykus, aš labai matau, kaip yra sąsajas su tuo. Iki to laikmečio nebuvo tokio požiūrį. Buvo tiesiog ragana, tai yra blogai ir niekas nesigilina, kodėl blogai, bet irgi kiek dabar pavyksta atsekti, tai buvo tiesiog vertinama tikrai kaip prietaras. Prietarai yra iškreiptas religingumas arba melas kažkoks ir panašiai, bet ten tokių, kad ten magija mane kažkaip paveiks, tokio dalyko nebūdavo. Ir tik tais po to Malėjus Maleficarum veikalo pradėjo krikščionys kažkodėl tai bijoti, kad magija kažkaip paveiks. Jeigu aš tikiu, kad magija mane paveiks, tai aš lygus tam, kuris tiki, kad juoda katė perbėgo per kelią ir dabar nelaimė bus. Ne? Tai nieko nesiskiria realiai. Tai tu sakai, čia tas pats prietaras yra, ne? Kad... Ne visai techniškai tas pats, bet čia aišku rimtesnė sistema yra, kažkokie atsiranda ir panašus dalykai, bet savo prigimtim tai nieko nesiskiriantis dalykai. Aš tikiu, kad juoda katė perbėgs per kelią ir bus nelaimė, aš tikiu, kad ten atliksiu ritualą ir įvyks kažkas. Tai analogiškai yra. Tai yra neveikinti sistema kažkokia ir čia neveikinti sistema. Tiesiog mes turim kažkokį iškreiptą požiūrį į vienus ar kitus dalykus. Ir čia, jeigu aš tikiu kaip katalikas, kad vienas ar kitas prietaras veikia, tai aš apgaudinėju save. Jeigu tą mokau kitus daryti, ta prasme, bijoti ir kažkaip apsisaugoti nuo to dalyko, tai reiškia, aš ir kitą vedu į prietarus. Okay. Čia buvo blitz klausimai, bet taip jau kiek gavosi įsiplėtimo. Antras, koksai būtų, ar žmogus gali būti apsėsas demonų? Čia reikėtų egzorcistų klausti. Aš pats tikiu, kad gali būti, bet čia jau ne mano. Supratau. Ir tada būtų trečias blitz klausimas. Pradžioje kalbėjome pirmoje daly labiau apie vaikus. Vaikai saldainį, bet ką daro, tarkim, paaugliai, ką daro, gal vyresnė, tai aš abejoju iš viso, ar švenčia toks labiau yra vaikus išleisti kažkur toksai dalykas, o ne, bet paaugliai, tarkim, šitas tarpas. Ir manau, tokia terpė atsiranda paaugliams, mintis, pabandyti kažką iškviesti.
Tai visi ten tokias, būtent banalios idėjos, Charlie, jeigu esi girdėjęs, tikriausiai girdėjęs ten Blood Mary, ten kažkokie yra tenais dar kažkas panašaus. Kai tie paaugliai bando daryti, ar čia yra jiems pavojus, kaip manai, toks... Čia blitz atsakymo nesigaus, nes tema labai plati. Gerai, tada galim plačiau šiek Šiaip tie kvietimai dvasių visokiausių, ar Helovynas ar ne Helovynas, jeigu kažkas norės kviestis, jie kvies. Ta prasme, Helovynas, nežinau, kiek ten jisai procentaliai, gal kiek ir padidina tokį elementą, bet čia įsijungia kitas dalykas, ką kalbėjom prieš tai, ne, kad tai yra prietaras. Tai dabar, sakykim, pavyzdžiui, čia buvo Charlie paplitęs tas kažkada. Jeigu atidžiai žiūrėtos vaizdo įrašus apie Charlie, žinau, kad čia krikščionys mūsų sunerime labai buvo, kad spiritizmas daromas, bet jeigu atidžiai žiūrėtume vaizdo įrašą, dar plus galima susirasti tokio Jameso Randžio, jis fokusininkas, kuris dabar yra paskelbęs, ne dabar seniai paskelbęs, yra tokio fondą, tiksliau įsteigęs, kuriame yra sukaupta didelė pinigų suma, berods 2 milijonai, jeigu neklystu. Ir, žodžiu, jeigu žmogus ateitų pademonstruotų kontroliuojamom sąlygom, tai reiškia prie mokslininkų ir panašiai, pademonstruotų paranormalias galias, visi pinigai atitektų jam. Tai per 20 metų pastarųjų daug žmonių kreipėsi, bet dar kas neparodė to. Tai va, pas Jamesą Randy yra vienas vaizdo įrašas, kuris nupasako, kas vyksta tokiose situacijose kaip Charlie. Tai ten tuo konkrečiu atveju būna 2 pieštukai padedami vienas ant kito ir tada sako Charlie, ir tu čia. Ir tada paprastai kažkoks įvyksta bruzdesys, ten užtenka realiai kvėptelt ir pieštukas pasisuks. Ir tada klausimas, jeigu mes dabar kaip krikščionys pradedam reaguoti šitą dalyką, kaip va čia demonai siaučia dabar, demonas pajudino pieštuką, nors tai turi racionalų paaiškinimą, tai, pavyzdžiui, tos pačios irgi virgulės, ten švytuoklė, kur būna veikia demotorinis efektas, dėl kurio žmogus pats judina tą pieštuką, tą adatą, jeigu ten su adata daro, arba švytuoklė. Arba kur būna, kad yra lenta raidžių ir ten vedžioja. Taip, tai ten yra, grinai, mokslininkai yra nustatę, kaip tai veikia, ir tai realiai fiziologija, neurofiziologija žmogaus veikia, kur mes galim atmesti dvasiškumą. Taip, aš neatmetu galimybės, kad per tai gali veikti ir piktosios dvasios, nes jeigu tu jau ėmėsi tokio dalyko, tai yra nusižengimas pirmam Dievo įsakymui. Ir va čia yra ne pats tas veiksmas kažkoks, ką tu ten darai, bet tai, kad tu jau nusprendai nusižengti, turėti kažkokį kitą Dievą, kažkokį orakulą ar dar kažką. Tai va, tai kai mes šitus dalykus pradedame pernelyg rimtai vertinti, iš esmės pradedam keistai atrodyti iš šalies. Ir jeigu vaikas, kaip sakiau, norės užsimti šitais dalykais, jisai pabandys anksčiau ir vėliau. Ar dėl to reikia labai pergyventi, jeigu ten pabandė? Aš nežinau, ar Lietuvoje yra nors vienas žmogus, kuris nebandė gyvenime. Gal čia, kaip minėjai, užsigrūdinimas tam tikras, ne visai. Pamatai. Čia aišku, slidus dalykas dabar, ką aš neku, taip gali nuskambėti, kad darykit, ką norit. Ne, iš tiesų taip nenoriu pasakyti, nes vis tiek tu, jeigu žengiai tą žingsnį, tu, kaip sakiau, nusižengi pirmam Dievo įsakymui. Bet tai yra, va tame ir yra esmė, kad tu žengiai tą žingsnį. Tas pats veiksmas, ar tu ten tas adatas susidėsi, ar tenai kompiuteriu kaip orakulų naudosiesi, ar ten netgi Bibliją atsiversi, sakys, Dieve, ką kalbėk, tai bus identiški dalykai. Nereikia ten jokių pridėtinių dalykų ten apie dvasias. Jo labiau, kai sakau, kai veikia neurofiziologija. Tai va, tai pats Helovynas, šiaip aš bandžiau ieškoti statistinių duomenų, kokių nors, kiek Helovynas padidina ten praktikuojančių maginės praktikas arba ten spiritizmo seansų padidėjimą kažkokį, nepavyko rasti. Jo, aš irgi ir klausimą buvau įsidėjęs pas savį klausimynį, bet galvoju net neklausiu, nes neradau ir informacijos. Yra podcastai garsių žmonių, kur ten 100 000 yra peržiūrų ir ten ar eksorcistas, dabar nepamenu, ar kunigas tiesiog kalbėjo, kad būtent Helovino dieną padaugėja ritualų ir kad dingsta benamiai iš gatvių ir kad tokia mintį nevaduoda, kad atvažiuoja kažkas, paima benamis nuo gatvių, jos paukoja kažkam ir toks kažkoks vyksta, bet ieškau informacijos, jokios statistikos, kad padaugėtų kažkurioje Amerikos valstijoje ar kažkur tokių dingimų žmonių ar kažko nėra išskirtinių. Tai čia yra, kaip ir kompleksas tam tikrų dalykų, kad mokslininkai daro tyrimus, duomenų kažkokių neranda, tada gaunasi, kad jie nepublikuojami. Tada kas gaunasi vienas kažką, yra grupė žmonių, kurie
kalba tą pačią temą, vienas kažką pakalbėjo, kitas netikrino informacijos, nes jeigu sako patikimas asmuo, reiškia aš kartoju, tada gaunasi, kad mes kartojam tam tikrus dalykus ir gali prieiti iki tokio momento, kaip, pavyzdžiui, ar teko girdėti, kad praeitam šimtmetį, ten berods 70-metį, JAV buvo masinis satanizmo praktikavimas, kai tėvai aukodavo vaikus šėtonui ir tenai žmonės paskiau atsimindavo pas psichologus nuėjo suaugę tos įvykius ir ten daug žmonių sėdo į kalėjimą. Teko girdėti apie tai? Apie šitą, ne, pirmą kartą. Žodžiu, yra toks autorius, jisai yra, jeigu neklystu, kunigas, dabar suabėjau biškelį, bet, žodžiu, jisai yra satanizmo tyrėjas ir juo remiasi ir Italijos tenai bažnyčia ir panašiai, tai yra lietuviškai išėjęs knygelė Satanizmas, taip ir vadinasi. Tai tiesiog jisai kalba apie mitus, kurie apie satanizmą yra ten ir panašiai. Ir tenai nusako tokį dalyką, kad taip buvo tokia situacija. Galų galia šiaip ir daug mokslininkų, kurie kalba apie šitas neteisingus mąstymus ir mąstymo kategorijas, argumentavimo klaidas ir panašius dalykus. Pavyzdžiui, Karlas Saganas šitą mini irgi ir daug kitų autorių. Konkretus atvejis, ne va šitas. Kas tenai nutiko? Žodžiu, psichologai pradėjo taikyti šitą regresinę hipnozę, kuri šiaip jau nepatikima yra, bet tuo metu niekas nežino. Regresinė, kad prisimena praeitus gyvenimus. Nebūtinai čia ezoterikai pasigavo šitą dabar apie praeitus gyvenimus, bet normalioje psichologijoje tai buvo tam tikras etapas tiesiog sugrįžti į savo praeitį ir prisiminti ten kas užspaustus, užslėptus prisiminimus. Ir tada žmonės, kažkas prisiminė tokį dalyką, nuskambėjo šitas atvejis, tada kitas irgi psichologas, ten, tarkim, norėdamas irgi tokį atvejį rasti, netyčia tendencingus klausimus uždavė, taip ir prasidėjo tam socialinė panika vadinamoji. Tai jinai pasklido ir tada žmonės, nenorėdami netgi to, įgijo melagingus atsiminimus, pradėjo atsiminti dalykų, kurie niekada nebuvo, bet jie galvojo, kad buvo. Ir tikrai daug žmonių sėdo į kalėjimą ir paskui tam netgi buvo, jau kaip paaiškėjo šitas dalykas, regresinės hipnozės išsakytus teiginius, regresinės hipnozės metu išsakytus teiginius buvo uždrausta naudoti kaip įrodymus ir daug žmonių tiesiog buvo paleista iš kalėjimo, nes buvo neteisingai apkaltinti. Čia hipnozė, tai hipnozė yra, kai žmogui tokį kaip į transą įveda, panašiai, kad jisai papasakotų kažką. Jo, bet čia esminis mums dalykas yra, kad tai pagimdo tam tikrą mąstymo lauką, kuris nieko nepagrįstas yra, kaip šiuo atveju, ne, kad padaugėja ritualų. Nėra informacijos apie tai. Ir jeigu kažkas pasakė ir mes paskiau aklai kartojame, tai tų ritualų nuo to nepadaugės. Ir čia mes prieinam prie kitos mąstymo, argumentavimo ir mąstymo klaidų grupės, vadinamus wishful thinking. Tai yra, kaip aš noriu, taip ir yra. Ten, pavyzdžiui, Dievas nekenčia metalo, nes aš jo nekenčiu. Ne? Pavyzdžiui, tenai, Dievas nekenčia Hario Poterio, nes aš jo irgi nemėgstu. Bet gal čia toks labiau suveikia žmonėms šitas dalykas, kad pasako, neva tai įtakingas žmogus, kuris tas irgi turintis kažkokios galios, autoriteto, ir kadangi iš jo lūpų išėjo tie žodžiai ir žmonės, jisai pasakė, o ar aš pats eisiu tikrinti jo žodžius, ne. Taip, tas yra. Čia, aš pasakyčiau tą dalyką ir, pavyzdžiui, vyskupas, koks jisai pasakytų. Tai aišku, ką vyskupas be pasakytų, nepaisant koks tu ten esi specialistas, tos ryties vis tiek, vyskupo, čia ne akmenukas joks į vyskupo daržą, bet tiesiog, statusas žmogaus. Gerai, prezidentas, ar tenai, nežinau, koks nors oficialus sveikatos apsaugos ministerijos atstovas kažką pasakytų, tai bus svariau, negu tu, būdamas tiesiog eilinis pilietis kažkoksai, nepaisant to, kad tu ten tyrinėjai, tas rytį gilinėsi, jie ten prirašęs krūvą tekstų, tu esi žmonėms nepažįstamas asmuo arba tenai dar kas nors, o čia statusas ir tiesiog, kai atsiranda tokių statusą turinčių žmonių daugiau, gaunasi kritinė irgi masė ir tada gimsta tam tikras laukas mitinių visokių ir keistų teiginių dalykų ir tada irgi beprotystė prasideda tam tikrą prasme. Klausimas toksai, šiaip pastebėjau, kadangi mes visuomeniai gyvenam, tą mūsų kultūrą, tarkim, turim balandžio 1 dieną. Lygtais toksai, tą dieną žmonėms automatiškai gaus vos ne iš kur tas leidimas kažkoks atsiranda meluot. Tu šiandien gali meluot, tu nebūsi baudžiamas už savo melą. Aišku, žiūrint, teismė, jeigu dalyvausi, sakysi, o čia su balandžio 1, kažin ar pavyks, bet čia toksai lygtis ir gausi su Helovynu panašiai. Tokia bent jau mintis, tokia idėja, kad Helovynas,
kalbančių tą tokį, ne tavo pusės mąstymo, bet tą tokį jau tos kultūros, kurie Helovyną švenčia, tas toks mąstymas ateina, kad, galiu kažkokias daryti praktinės ritualus. Kaip čia taip gaunasi, taip, toks atrodo užmetimas iš kažkur, kad švęsk ir tau nieko nebus. Ta diena daryk, ką nori, tau nieko nebus. Čia, sakyčiau, du dalykai yra. Pirmas yra grynai religinis reiškinys, kada metuose atsiranda dienos, kurių metu žmonės pradeda elgtis priešingai, negu yra įprasta, arba nupuola į visišką chaosą kažkokį. Tai čia tų elementų mes aptinkame praškai visose senose religijose, tai būna paprastai naujų metų diena arba ten kažkokia kita. Tai atsiranda tam tikros dienos, kurių metu leidžiama daugiau negu kitom dienom, bet vėlgi tai yra tam tikra riba, nes jeigu tu ten apgausi kažką taip, kad žmogus nukentės smarkiai, tai reiškia, tu jau viršiai tą ritualinio leidimo galimybę. Nors, aišku, nepaisant to, aš buvau sutikęs katalikų, kurie ten apgavau kažkaip tai tą žaismingai ir jie tada pasakė, kad aš turiu eiti išpažinties, nes melas yra blogai. Taip, tai iš vienos pusės tai yra taip, senas religinis momentas, ne kad žmonės tiesiog atlieka dalykus, kurie įprastom sąlygom nėra geri. Tai čia gerai, melagių diena tai yra toks jau desakralizuotas tiesiog veikimas, pavokštavimo diena, leidžiam savo apgauti. Šiaip, jeigu imtum religinius kontekstus, ten būdavo visokiausių, pavyzdžiui, tas persirengimas kažkokiom pamėkliam to pačiu irgi į tą įeina, bet tas nupolimas, jisai į pirminį tą chaosą tokį būdavo, kartais tiek daidavo, kad miestas tampdavo orgijų vieta visiška, nes viskas sugriūna į pirmą pradį chaosą ir paskiau tada atsistato, ne, viskas rituališkai ten atstatoma ir sukuriamas pasaulis iš naujo. Tai būdavo. Tai ta melagių diena turi tą tokį atributą išlaikius. Galų gale netgi paėmus, kad nebūtinai tai turi pasireikšti kažkokiais tokiais nuopoliais, ne, bet tai gali būti tiesiog, kad rituališkai kažkaip pasaulis dekonstruojamas ir jis išnyksta tai dienai. Visa tvarka, jo sukurta pasaulio tvarka, jinai išnyksta ir tada rituališkai jis atgimsta. Tai pavyzdžiui, Velyknakčio liturgija paėmus. Tai čia dalis to atributo yra ir Velyknakčio liturgija, nes yra tamsu, tamsa reiškia tą pirmą pradį chaosą arba nieko nebuvimą, tai reiškia pasaulio nėra. Tada pradžia liturgijos vyksta tamsoje. Mes išgirstame pasakojimą, kaip buvo sukurtas pasaulis, kas ten po to buvo ir tada vienu metu įsijungia šviesos visos, visi ten užtraukia šlovinimą giesmę ir tada, tą akimirką pasaulis yra sukuriamas iš naujo. Čia, jeigu imant tą ritualinę senovinę prasme, tokie, tai šitie elementai jie daug kur yra. Ir tada melagių diena tokia desakralizuotoje aplinkoje, kai tą žinai, tai atrodo visiškai normali diena, nes netgi tam tikri religingumo elementai išlikę. Iš kitos pusės tokia diena man asmeniškai patinka, nes šiaip jau mes gyvenam tokiam niūriam pasaulyje, užsilakstę su savo darbais ir pervargę nervuoti visi nedamiegoja, pikti ir taip toliau. Ir kai tu priverti kažkam nusišypsoti tą dieną, nes gerai, pavyko pokštas, ne kažkoksai. Tai ir tau gerai vitamino C pasigamina, nes pasijuokė ir jam gerai, nes jisai irgi pralinksmėjo žmogus. Tai aš linkęs apskritai, jeigu yra šventės kažkokios, jeigu jos teikia smagumo ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir ten baudžiamojo kodekso ir konstitucijos, tai tiesiog taip vyksta, kad žmonės tik būtų laimingesni ir tos laimės, meilės, džiaugsmų būtų šiek tiek daugiau pasaulyje. Ką manai apie tam tikrus įvykius, kurie vyksta Lietuvoje, tarkim, būna įvairios reklamos, yra tekę matyti kažkur elgtis banko ten tokia, dabar neatsiminsiu kokį, bet lygtis buvo iš Žiedų valdovo, iš Žvaigždžių karų joda lygtis ir kad buvo šviesa tokia kaip iš Kristus einanti, gal teko matyti, arba šiaip būna kažkokie reklamos renginiai, kurie lygtis priešina
katalikus ir atsiranda tokia diskusija ir viešoje erdvėje, Facebook'e, kadangi yra daugybė draugų pas mane katalikų, tai pamatau, pas vienas kitus atsiranda tokia lytis diskusija, kad čia, oi, kaip blogai, čia mus žaidžia šitas dalykas, reikia nuo jų rašyti vos ne peticijas, čia vos ne nusišalinti nuo jų, kiti kaip ir nelabai reaguoja. Kaip pats manai apie tokius įvykius? Na, ir antireklama būna reklama. Tai jeigu mes reaguojame vienus ar kitus dalykus, mes to patys nenorėdami labai išpopuliarinam ar renginys, ar ten kokia nors knyga, kas bebūtų, mes jeigu apie tai kalbam, atsiranda irgi visuomeniai to dalyko pažinimas. Tai reiškia, žmonės tiesiog sužino. Ir, sakykime, pavyzdžiui, buvo knyga Da Vinčio kodas Deno Brauno. Buvo tiesiog eilinė knyga, kuri ten, kažkokis tiražas išėjo, niekas labai ten dėmesio neatkreipė, bet atkreipė dėmesį krikščionis, nes tenai knygoje kalbama, kad Jėzus buvo vedęs, ten, kad bažnyčia slepia kažkokius dalykus. Kažkas sureagavo, tada prasidėjo polemika prieš Da Vinčio kodą ir tada visi masiškai pradėjo pirkti. Ir, šiaip, ko gero nesumeluosiu, pasakydamas, kad bestsellerių tą knygą padarė būtent katalikai ir kiti krikščionys, kurie pasisakydavo prieš jį. Ir nes mano paties pažįstam buvo tam tikras ratas žmonių, kurie vien todėl, kad bažnyčia pasisako prieš Da Vinčio kodą, reiškia, jeigu pasisako, turi ką slėpti, galbūt ten tiesa, ir tada puola skaityti tą Da Vinčio kodą. Ir šiaip Lietuvos kontekste galėčiau bent jau kelis renginius įvardinti, dėl savimi suprantu priežasčių nevardinsiu, kur taip mes katalikai padarėm reklamą ir išpopuliarinom renginius vien tai, kad reaguojam. Pavyzdžiui, gerai, vieną galiu įvardinti, sakykime, Marilyn Mansono koncertas kažkada buvo. Tai, mano irgi dalis bičiulių to meto iš, sakykime, neformalių kažkokio aplinkų, kurie savęs neidentifikuoja krikščionimis. Vien todėl, kad katalikai pradėjo reikštis prieš Marilyn Mansoną, ėjo palaikyti jo ir tada padidėjo bilietų pirkimas. Nežinau, kiek aš netyriau, bet mano aplinkoje tai tikrai dalis žmonių ėjo į Marilyn Mansono koncertą vien todėl, kad katalikai prieš tai pasisakė. Tai nežinau, ar reikia reaguoti į tokius dalykus. Čia yra du kraštutinumai. Gali ignoruoti visiškai ir tiesiog kai matys, kad nieko neužgauna ir tau reklamų tokių nebus, ne kaip pats minėjai. Jeigu reaguoji, tada, reagavo, tai reiškia, darom poveikį kažkokį. Žiūrėk, jeigu reklama padarė bet kokį poveikį, teigiamą, neigiamą, reiškia, jinai pasiekė savo tikslą. Tai jeigu jinai ten kažkokį, gerai, ten pasitišė truputėlį iš krikščionybės kažkokio. Buvo įvykiai, tarkim, man toks įsiminęs, esu apie tai rašęs savo Facebook'e, grupė, kaip ir reperiai, jie save vadina tikriausiai, aš nežinau, kas tokie, padarė Palangos, neklysiu, bažnyčioje vaizdo klipą, kur yra marihuana, pusnuogės moteris, kur tiesiog lygtis išniekina, lygtis papiktina, didelę dalį tikinčiųjų. Skaičiau katalikų kažkokį kritinį straipsnį apie tai kažkada. Būčiau nežinojęs. Ok. Šitas, ir įvykis per pasaulį perėjęs visas olimpinės žaidynės. Taip. Tas irgi tai įvykis, kuris lygtis supiktina dalį tikinčiųjų ir ten lygtis atsiranda daugybė nuomonių įvairiausių ir tokių ginčių. Bet būtent to ir siekime, kad tave svarstytų, kalbėtų apie tave. Tave rodytų. Jo, žinomumas didėja. Dabar nufilmuotų tą klipą, pavyzdžiui, kurį pats įvardinai, būtų nufilmuotas, niekas nesureaguotų ir užmiršti nueitų. Dabar sureagavo, tai tikrai sužinojo žmonės, pažiūrėjo klipą, nes vis tiek, kai tu darai kažkokį video turinį, tau svarbu peržiūrės, nesvarbu ten, kas žiūrėjo. Tu sužinojo kažkas, reikia pasižiūrėti, tada tu žiūri, žinai, visiškai nieko ten neįsiskiriantis kažkoksai video, kuriame ten dergiamas iš krikščionybės, turi krūvą peržiūrų. Ir supranti, kad didelė dalis tų peržiūrų greičiausiai yra pačių krikščionių. Bet tai populiarina, paskiau visokie YouTube ar Facebook algoritmai meta žmonėm ir dar daugiau žmonių sužino ir panašiai. Tai sakau, vienas kraštutinumas yra tiesiog nereaguoti, nežinau, kiek jisai geras yra, taip gal pasisakyti reikėtų, gal nearšiai, bet poziciją gal savo išsakyti, ne tiek, kiek prieš tą klipą pasakyti. Ir kitas kraštutinumas, aišku, galėtų būti, kaip būna kai kurios musulmonų atšakos reaguoja, ten atsimenu buvo tenai, nupaišė karikatūrą apie Muhamedą ir sprogimas iš karto. Čia kitas kraštutinumas, kuris irgi nėra labai geras, sakyčiau, tiksliau visai blogas.
Bet vėlgi, netgi tokiu atveju ta karikatūra tapo žinoma pusėm pasaulio. Būtų jie nesureagavę. Tai sakau, bet kokiu atveju tokia arši reakcija, arba ten peticijų kokie rašymai, ten, nežinau, streikai, dar kažkas, tai yra tai, ko siekia ta reklama. Jeigu tu, kaip yra sakoma, reklama yra skirta tai žmonių daliai, kurie užkimba ant jos. Ir nesvarbu, kaip jie užkimba. Kritinę mąstymą turintiems žmonėms reklamos niekas negamina, nes jinai turi būti labai sudėtinga, įmantri ir taip toliau. Tai va tam standartiniam nemąstančiam žmogui pametėjai kaulą ir tai žiūrėk, kaip reaguos. Jeigu apsidžiaugia, labai gerai, pradėjo nervintis ir širsti, kad per mažas kaulas irgi gerai. Neaišku, kas geriau gaunasi. Tai mes katalikai kartais reaguodami į tuos keistus renginius kokius nors arba mums atrodo nepridarančius reklamas galų gale mes tiesiog pakimbam ant to kaulo ir tas, kas padarė, sako, džiaugiasi pagaliau. Pasiekėm, laimėjom. Mes to ir tikėjomės. Kaip tik prisiminiau, kalbant apie knygas ir teko žiūrėti filmą, knygos neskaičiau, Paskutinis Jėzaus gundymas. Kiek žinau, ir autorius buvo išmestas iš bažnyčios. O čia nežinau šitų detalių tokių. Aš tiesiog knygą skaičiau, filmą žinau, kad mačiau. knyga tikrai yra uždrausta, kad neskaityti jos. Ir pats autorius, kad buvo, kiek teko gilintis, išmestas iš bažnyčios už savo tokį... Antros dalies aš nežinau, ten detalių istorinių, bet apie pirmą noriu šiek tiek pakomentuoti. Buvo kažkada toksai uždraustų knygų sąrašas, katalikai turėjo. Tai čia realiai po reformacijos atsiradęs dalykas, tai toksai, kad išsaugot katalikišką tikėjimo grynumą, čia ką kalbėjome apie tą Helovyną, irgi ten prasidėjo visokia polemika prieš katalikybę. Tai bažnyčia sudarė sąrašą knygų, atsirado tradicija dėti imprimatur ir ten nihilo abstatus ant knygos, tam, kad katalikas skaitydamas žinotų, kad čia tikrai katalikiška knyga ir nėra pavojus jo katalikiškumui kaip tokiam. Negaliu pasakyti tiksliai, kada atsisakyta buvo šito sąrašo tokio, man atrodo, po Antrojo Vatikano greičiausiai, gal anksčiau truputėlį, čia reikėtų pasitikslinti duomenis, bet sąrašo tokio nėra. Ir niekas nesudarinėja draudžiamų knygų sąrašo, bet nepaisant to, kad jo oficialiai nėra, tradicija išlikusi. Ir tada viena ar kita, ten kokie nors krikščionių, katalikų, nebūtinai katalikų, gali būti ir kitų denominacijų atstovai, kurie sudarinėja tokius sąrašus ir sako, katalikui draudžiama skaityti tokią literatūrą. Bet oficialiai bažnyčia eina už žmogaus religinę laisvę. Ir šiaip mano manymu apskritai bažnyčia daugiausiai yra iš visų padariusi to, kad visi žmonės galėtų tikėti tai, ko nori. Ir tada tiesiog nėra prasmės tokių sąrašų sudarinėti. Ir jo labiau, kada tu padarai uždraustos knygos sąrašą, kokį nors neuždraustų knygų, draudžiamas vaisius, kaip žinia, nuo Adomo ir Ievos laikų yra pats saldžiausias. Ir tada, jeigu tu uždrausi, tikrai darysi reklamą. Matomai, bažnyčia tą suprato ir atsisakė tokių dalykų. Bet tradicija vis tiek, jinai pranoko, kaip išliko savo laikmetį pranoko, tai reiškia, egzistuoja neformaliai dabar ir aš nuolat išgirstu apie draudžiamų filmų sąrašus, ten, kuriuos bažnyčia sudarius yra. Galbūt yra kokie nors tokie nerekomenduotinų, bet nerekomenduotų knygų, filmų, kokie sąrašai, kur taip pjaunasi su krikščionybė ir aš kaip krikščionis neturėčiau žiūrėti jų ir panašiai. Bet vis tiek tai nebus oficialus kažkoks sąrašas, ar jo labiau draudžiantis sąrašas. Bet dėl paties paskutinio Kristaus gundymo negaliu pasakyti, ar jisai buvo kada nors įtrauktas į kokius tokius sąrašus, bet šiaip nėra tokių sąrašų, aš bent jau nesu susitikęs. Tai būtų sekantis klausimas. Žmonės, kurie išgyvenę kokią nors antgamtinę, dvasinę patirtį, supranta, kad viskas neapsiriboja vien tik šiuo fiziniu pasauliu. Ar nemanai, kad tavo pasakymas, jog šioje šventėje, ar šiaip bendrai kalbant, nėra nieko blogo? Kaip ir nustumė dvasinius dalykus, toksai pasakymas, ir patirtis, kurias žmonės yra patyrę, gal net blogio veikimą. Jiems toks pasakymas, nemanau, kad veikia, nes jie savo vidumi jaučia, kad slypi kažkas daugiau. Taip, kad būtų visiškai aišku, aš tikrai nesakau, kad neveikia kažkokie dvasiniai dalykai. Nes tavo kiekvienas veiksmas, kurį tu padarai, jisai turi tam tikras ir moralinės, ir dvasinės pasiekmes. Čia kalbam apie truputėlį kitą dalyką, kad mes
šėtonui, tai kaip tokiam mes suteikiame daugiau galių, negu jis realiai turi. Nu, manau, jeigu jau taip kalbint, tai jis greičiausiai to ir siekia, ir mes taip galvotume, kad jis turi tam begalę galių. Kalbam apie skirtingus dalykus. Tai yra vienas dalykas yra, pavyzdžiui, dvasinės patirtis, kitas dalykas kitos kažkokios antgamtinės patirtis. Tai su dvasiniam patirtim viskas, kaip sakykime, labai paprasta. Tai, ką tu patyrei, tai nebūtinai buvo kažkoks fizinis poveikis, net nebūtinai gali būti, kad tai buvo dvasinis realus potyris. Tu tiesiog kažką patyrei, kas tave pakylėjo, atvedė prie Dievo arba atvirkščiai nuvedė nuo Dievo. Ne? Tai dvasinė patirtis, jinai eina per, ne tik tais ten, kad iš antgamtinio pasaulio, bet jinai labai susijusi yra ir su mūsų psichika kaip tokia. Sakykime, gerai, pavyzdžiui, privatus apsireiškimai, kai būna, kas čia yra dvasinės patirtis, čia haliucinacijos, kas. Mes nežinome, privatus apsireiškimas, tada bažnyčia jo, pavyzdžiui, apsireiškimo, netgi viešo apsireiškimo kažkokia bažnyčia nelaiko autoritetingų tikėjimo šaltiniu, kaip tokiu. Tai gali būti malonus priedas tau prie tavo tikėjimo, praktikuojamų dalykų, ten, pavyzdžiui, važiuoti kažkokią apsireiškimo vietą. Bet privatus apsireiškimai, tai realiai jie turėtų būti, jie yra skirti tau. Ir ten ar fizinis, nefizinis, ten dvasinis, nedvasinis, tai yra tau skirta patirtis ir tu ją tam, kad tave augintų kažkaip, klausimas, kaip tu ją pasinaudosi. Kartais tai privatus apsireiškimai, kažkokie arba dvasinės patirtis patampa viešomis patirtimis ir tada, klausimas, ar tikrai, jeigu ten Dievas davė tau tą patirtį, ar Dievas tikrai to norėjo, gal jis norėjo tave tiesiog kažkurio momentu pakylėtų, tai tu su savo puikybę padarai tą iš to šou kažkokį. Kitas dalykas yra antgamtinės patirtis. Aš kuo toliau, tuo labiau skeptikas darausi šitais klausimais. Kažkada paauglystėje ir po paauglystės domėjausi visokiais paranormaliais reiškiniais, buvau visiškas believeris, tikėjau tais dalykais. Paskiau atsiverčiau ir čia irgi susidūriau su daug keistų dalykų tokių, kurie irgi tarsi kalba apie paranormales tam tikras galias netgi, arba antgamtinis kažkokius stebuklus ar dar kažką, bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad krikščionybė ne apie tai. Ir krikščionybėje nėra esmės stebuklas. Netgi, pavyzdžiui, kalbant apie Jėzaus stebuklus, jeigu pažiūrėtumėm, graikiškam tekste nėra tenai tokio žodžio stebuklas, kad būtų ten yra Dievo darbai, Dievo veiksmai kažkokie, ne taip įvardinama, tiesiog vertime atsiranda stebuklas. Tai, nes mes lietuviškai neturim žodžių įvardinti kitaip? Ar... Greičiausiai, čia reikėtų egzegetų klausti, bet tiesiog, kiek mano žinios neša, tai nėra tokio žodžio, nes graikiškai mirakulio būtų, ten kiti žodžiai naudojami ir tiesiog apie stebuklus. Ten realiai kalbama, kad kažką Jėzus padarė, kas jiems įrodė žmonėms, kad tai yra dieviškas darbas. Kažkas ten galėjo būti, pavyzdžiui, man patiko, neatsimenu, kažkurio iš teologų buvo toks svarstymas, sako, mes galime imti Jėzus tą stebuklą, nes jis laužė duoną ir padaugino ją. Tai toks antgamtinis tarsi stebuklas turėtų būti. Bet sako, kodėl negalėjo būti visiškai kitaip tas stebuklas atrodyti, kas, pavyzdžiui, Jėzus ėmė duoną, nes tik tiek turėjo, žmonės sakė, neturi kalti, jis pradėjo laužyti duoną, žmonėms pasidarė gėda, jie pradėjo žužančio traukti savo tenai ir tada 12 pintinių susirinko. Ar tai nestebuklas? Stebuklas, ne? Nes, būtent ir mano kažkaip mintijame bet šitas stebuklas būtų tikrai tikras stebuklas, kuris parodo, kad tai yra kažkas gero, kad tai yra dieviškas kažkoks ženklas, dieviškas veiksmas. Nes padaryti kažkokį antgamtinį dalyką, gražu, faina, bet irgi nemanau, kad krikščionybė apie tai. Tai gėris, meilė, dalinimasis, ne vienas su kitu, tai yra labiau Kristaus mokymą atitinkantis stebuklas būtų, negu kažkoks antgamtinis. Šitais antgamtiniais kažkokiais dalykais, tai irgi dabar, aš vis tiek esu mokslininkas, tai man svarbu yra moksliniai kažkokie tyrimai, įrodymai, faktai ir realiai, mes kaip mokslinė metodika, mes neapčiuopiame tokių dalykų. Kartais tai būna kažkokie dalykai, kurie yra anomalijos ir mokslininkas bando ten kažkaip tai tyrinėti, bet paprastai gaunasi tai, kad ką mes ten laikom stebuklais, turi labai paprastą kokį nors racionalų paaiškinimą. Gerai, sakykime dabar, mano patirtis asmeninė. Čia, kad pabandau apibrėžti, kad būtų aišku, kaip aš bandau tą vertinti ir dar antrinis kažkoks fonas yra. Tai pavyzdžiui, su bendruomenė buvom nuvažiavę į
Benediktinų vienuolyną, ten turėjome rekolekcijas ir naktį miego, staiga prabundu, nuo smūgių, palauk, sekundė, gerai. Miegu, prabundu, pasižiūriu 5 ryto, 7 ryto maldos, tai aš vėl einu miegoti, atsiguliau, tik užsimerkiau, jau lyg ir prisnūdau, staiga bats, smūgis į nugarą, aš persiverčiu iki sienos ir girdžiu savo kažkokį dalyvį. Nu, ką, jeigu aš ten tikiu kažkokiais gamtiniais dalykais, tenai, va tokiais, kad va, vaiduokliai kokie veikia, ne, kas irgi, pavyzdžiui, katalikų žmonėms nėra tokio, kad vaiduokliai, kad būtų mirusi dvasios grįžtų į šį pasaulį, ne, tai keistas labai toks reiškinys būtų. Tai, nu ką, aš galvoju, nu, kažkoks beprotis atėjo ir čia daro užposus. Nu, įsijungiu šviesą, nėra nieko kambarį. Nu gerai, pasižiūriu po lovą, gal palindo, nėra po lovą, spinta irgi nieko nėra. Nu, tai aišku, už durų žvengia, atidarau duris, neatidarau durų, nes jos užrakintos iš vidaus. Nu ką aš dariau, tada atsikuliau ir toliau mėgau. Kodėl? Nes paskiau, nu, kai atėjau prie pusryčių stalo, su draugais kalbam, su bendruomeniokais, papasakau šitą istoriją, sakom, tai kas ten tau nutiko, kaip manai? Nu, aš sakau, greičiausiai tai buvo haliucinacija tiesiog, nes dažniausiai mes haliucinuojam kada snūduriuojama pirminė fazė būna ir mes, jeigu ten patyrėm kažkokią haliucinaciją, jinai mums labai tikroviškai gali pasirodyti. Ir haliucinacijos turi tokią savybę, kad jeigu aš pajutau smūgį, mano organizmas greičiausiai sureaguos kaip į tą smūgį, lyg aš būčiau gavęs. Ir gali būti, kad net mėlynė atsiras, irgi tokių būna atvejų. Būna atvejų tokių? Būna. REM būsena, ne? Kur žmogus prabunda, būna miego paralyžius. Ne, čia pirminė fazė, kada tu tik pradedi snausti, aš ten, terminais nepasakysiu, bet tiesiog pirminė fazė. Ten, mes būna, kad tenai haliucinuojam, čia miego paralyžius truputėlį kitas dalykas, bet tai aš sakau, čia greičiausiai haliucinacija buvo. Tada bendruomeniokė klausė, sako, nu, ten 9 valandą, sakai, sakau, 5 buvo. Sako, kada broliai eina melstis? Nu, sakau, 5. Tai gal, sako, tave Dievas kvietė melstis tam. Nu, taip, bet, okei, čia, nu, bet, buvo natūralus dalykas, haliucinacija kažkokia, ne, kurią patiria daugelis žmonių, va, tokioj va, fazėje. Ir tai vėlgi tinka tą, kad nu, Dievo ženklas kažkoks būtų. Jeigu tai Dievas kvietė ir aš neišgirdau, ne, tai čia mano feilas būtų. Tai buvo natūralus dalykas, neurofiziologija, net išgirdau, sako, dalyvį, ir tada nesureagavau į tai, reiškia, aš tiesiog net pažinau Dievo ženklą, tada tai irgi, nu, kaip vertinti, kaip ir ant gamtinio poveikio, kaip ir, nu, lyg ir nebuvo, nes viskas natūralu, bet tam tikrą prasme dvasinis kažkoks poveikis ir ant gamtinis poveikis kaip ir buvo, nes, nu, jeigu tai tikrai Dievas kvietė, ne, tai sakau, čia sudėtinga vertinti tos dalykus, tik tai tiek, kad tos ant gamtinės patirtis, kiek teko su jom susidurti pačiam arba skaityti apie tyrimus, kurie buvo atlikti, tai paprastai turi paprastą racionalą paaiškinimą. Ir tada, nu, klausimas, ar tikrai vyksta va, tie gamtiniai dalykai. Ten, pažiūrėjau, gerai būna, ten, kur atvažiuoja žmogus ten, kur meldžiasi už kitus ir visi sveiksta. Nu, tai irgi kiek bandžiau, konkretų asmenį paėmė kažkokį, kuris čia atvažiavo į Lietuvą, meldžiasi už visus. Ar yra nors vienas tyrimas atliktas? Nėra nei vieno tyrimo atlikta, kuris parodo, kad vat, yra toks procentas žmonių, kad atėjo pasimeldė ir pasveiko. Iš kur mes žinome, kad žmonės pasveiko? Nes jisai tai pasakė. Tai klausimas dabar, ar čia tikrai vyksta stebuklai, ar čia kažkoks užsuktas irgi, nu, tai aš skeptikas esu šiuo atveju ir ta prasme man, nu, aš nepasitikiu tokiais žmonėm, kur nėra tyrimo ir jis atėjo, kad ten milijonai žmonių pasveiko. Čia buvo sekmininkas kažkada atvažiavęs, tai irgi labai keistų tokių liudijimų. Žmogus, ten kelias dienas buvo Siemens Arenoje, čia vyko veiksmas. Buvom nuvažiavę irgi tam pasižiūrėti, kas ten vyksta ir liudijimai. Ten 3 ar 4 diena, neatsimenu, buvo liudijimas. Moteriškė sako, aš 30 metų sergu šizofreniją, už mane pasimeldė ir Jėzus mane išgydė nuo šizofrenijos ir aš dabar 2 ar 3 dieną negeriu vaistų, puikiai jaučiuosi. Tai ką dabar galvoju, tai ką, endorfinai pabaigs ten veikti, praeis savaitę ir tu vėl į ligoninę. Nu, aš noriu tikėti, kad taip, Jėzus ją išgydė ir jinai pasveiko nuo tos šizofrenijos, bet kiek aš esu asmeniškai matęs tokių atvejų, tai savaitę 2 žmogus ligoninėje su daug didesniam bėdom negu buvo iki tol. Tai sakau, čia tie stebuklai. Reikia atskirti, ne, tą Dievo veikimą ir kažkokį va tokį... Aš asmeniškai atskirnėčiau, tiesiog, kad yra Dievo veikimas ir, ir tų stebuklų nesivaikyčiau, nes irgi pažįstu kelis krikščionis tokius, kurie vaikosi tų stebuklų, tai yra krikščionybė ne apie tai. Krikščionybė yra apie tai, kaip mylėti savo artimą.
O Evangelija yra paaiškinimas, kaip tą daryti. Ir viskas, ta prasme, tai yra viskas. Ir Jėzus pasikvietė, ne, kaip, kur Tomas mokinys ten norėjo tą pirštą įdurti ir taip toliau, bet Jėzus ką pasakė, kad jeigu tiksliai ten palaiminti tie, kurie tik nematė. Taip. Tai va tas... Tai sakau, čia man tas toks stebuklų kažkokių, ten stebuklingų išgyjimų vaikymasis, man jisai mažiausiai keistas atrodo ir, tikrai krikščionybė ne apie tai. Ir kai mes pamirštam, kad esmė yra meilė savo, artimui ir Dievui, ne, ta prasme, tai tada mes prarandam tiesiog kryptį. Tada, kai kryptį prarandam, nieko gero iš to nesigauna, atsiranda visokios pjautynės, nesantaika, tikėjimas visokiais mitais, prietarais, ko tik nori tada, nes mes jau nutolome nuo krypties. Svarbiausiai, kaip Augustinas beras sakė, mylėkit, daryk, ką nori. Tai va, čia visas įstatymas. Knygas parekomenduoti, nežinau kokia amžius, bet gal tokias pradžiai va, tą kritinį mąstymą, žvelgiant į galbūt imaginį mąstymą, galbūt kaip krikščionis, kaip atsaką kažkokį turi, kad ugdyti savo kritinį mąstymą ir suprasti labiau, kas vyksta visose tose ar ritualuose, ar apeigose, ar kaip atskirti, kur žmogui reikėtų dalyvauti, kur nereikėtų dalyvauti, kažkas panašaus. Aš šiaip nesu linkęs knygų rekomenduoti, nes, jeigu parekomenduoja man, paprastai tos knygos nesulimpa kažkodėl, tai, bet jeigu jau žmogus norėtų nuspręsti, pavyzdžiui, tą kritinį mąstymą ugdytis, tai taip, yra specializuotos literatūros, lietuvių kalba mažokai jos, tai, pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerijos puslapyje yra Savukyno porą knygų apie kritinį mąstymą, kaip nepasiduoti dezinformacijai. Tada yra Viktoro Denisenko apie propagandą knyga, kuri irgi tau sustato labai gerai tuos, kas vyksta su mūsų smegenim ir kaip kritiškai vertinti gaunamą informaciją. Taipogi yra, pavyzdžiui, knyga apie alternatyvią mediciną, ten metatyrimas toksai atliktas buvo. Taip ir vadinasi, berods alternatyvią mediciną, mitai ir faktai kažkaip taip. Tokia raudona knyga, vienu žodžiu. Tai tenai du tyrėjai ištyrė begalę informacijos, metatyrimas tai reiškia apima, metaanalizė, aš pavargau, metaanalizė apima begalę tyrimų, iš kurių padaroma bendra išvada. Tai tenai kalbama apie įvairius tokias alternatyvios medicinos formas kaip chiropraktika, homeopatija, visokie reiki, tada masažai, vegetarizmai, dar ko tik nori, dabar tiesiog daug tyrimų apibendrinti. Labai gerai parodo, kas veikia, kas neveikia ir kodėl neveikia ir panašiai. Taip pat, jeigu jau kitom kalbom, pavyzdžiui, anglų kalba yra Smithas, pavardė, autorius vardą dabar užkrito. Ten yra lietuviška knyga vadintusi Pseudomokslai ir paranormalūs reiškiniai kažkaip kritinis žvilgsnis, taip berods vadinasi. Tai šiaip labai gera knyga, argumentavimo klaidas pristato, kodėl mes pamatę vieną ar kitą reiškinį galvojame, kad tai paranormalus reiškinys, nors jis turi racionalų paaiškinimą, kaip veikia mūsų mąstymas bendruomenėje kažkokioje, kaip persideda kažkokie mitiniai elementai. Arba galų gale nereikia toliai eiti, paskaityti, tiesiog užtektų Orvelo 1984 ir jau turėsi visai neblogą mąstymo bazę apie tai, kaip reikia mokėti kritiškai vertinti informaciją. Tai ačiū labai, ačiū už pokalbį, ačiū už roms, kurie žiūrėjote, užduokit klausimus, jeigu kažkas domintų, būtų galima, nežinau, gal padaryti kokią klausimą atsakymų dalį, bet kažkada galbūt, nes manau, galbūt pratęsim, nes ir domina New Age tema, apie Jėzaus supratimą, kaip New Ageriai jį laiko, tai tikrai pokalbis pratęsim. Tai ačiū. Ačiū tam.